Šiandieną parodysiu, kaip suklijuoti gėlę iš išorės į vidų. Klijavom lapelius iš vidaus, rožės iš vidaus į išorę, o dabar pabandysim šitaip. Bandau truputį pasimatuoju, maždaug. Patepsiu savo pagrindą iškirptą. Šitie klijai pirkti parduotuvėje, kur Oda prekiauja. Labai geri, skaidrūs, bet pas mane jau jie tokie va jau truputį link pasenimo. Tirštoki. Bet jeigu kurie atsidurtumėt Oda prekiaujančiuose skyriuose, iš šitų klijų bus, tai šituos rekomenduoju pirkti. Jie skaidrūs, jeigu truputį ir susiteps kur nors Oda, nelabai matysis. Taip, pasiruošiu visus. Susitepu. Na, tiesiog. Šiuo atveju man gal nereikės, kad tie lapeliai užeitų viens ant kito. Dar iš pradžių neprispaudžiam, nes daugumoje tai paskui būna taip, kad prisireikia truputį pakoreguoti, pataisyti. Tik prisidedu ir nu. Tai ir šitas. Va taip. Pirmoji eilė priklijuota. Dabar sekančią pasimatuoju. Kaip. Nu, vat irgi taip pat pasiruošim. Sutepam apačią lapelių, bet tik tai nereikia visų tept. Taip iki, netgi nepilnai iki pusės. Galiuką, kuris liesis prie užklijuotų pagrindų. Čia su manim kartu dabar filmas man dirba. Beieškant dukros, čia toks įdomus visai tas serialas. Nu ir pasitepu vėl ir pagrindą, prie kurio klijuosiu. Nu taip pat. Imu ir vėl iš eilės ant tų tarpelių, kad užsidengtų tarpai, taip klijuoju.
Kaip šitos gėlės pavadinimas, nežinau, gal ir škėtraužė, bet šiaip nebūtina jos turi pavadinimą turėti. Galite pačios sugalvoti, mes irgi tokiai selekcininkės išradinėjam naujas gėlių veisles. Arba vadinasi fantaziniais gėlės. Fantazijos kūryba. Galėčiau daugiau ir neklijuoti. Jeigu turite gražų vidurėlį kokį pasidarę, aš paskui parodysiu, aš karoliukais susiuvinėjus. Galima ir tokį dėti. Dar galima aplink tų kokelių, kur buvau atsinešus, aplink truputį dėti, bet aš darysiu dar vieną eilę, kadangi turiu pasiruošus. Ir dabar dirbu visi šitie darbai iš visokių atliekučių mažiukių. Kai karpydavau anksčiau, gėles darydavau ir atlikė visokių mažų gabaliukų. Tai va užtai ir tos spalvos truputį skirtingos. Taip, vėl taip pat patepu iš kitos pusės uodegytes lapelių. Va taip. Ir patepsim lygiai taip ir čia. Nereikia labai riebiai pritept, čiut. Šitie odos klijai labai ir tie momentai irgi, jie labai gerai prilipina. Šiaip tai jeigu klijai švieži, truputį reikia palaukti, kad jie čiut apdžiūtų, bet šitie jau ir taip. Tokie truputį pastingę, bet jie dar man veikia. Na ir vėl, iš eilės, į tarpelius, vat, čia dabar jau lapeliai užeis vienas ant kito. Va taip, va. Paskui įsidės viduriukas, tai jie dar susitvirtins. Čia aš tuos lapelius karpiau iš tų pačių pagal rožę, iš rožės, tų savo iškarpų padarytų. Nu ir vėl paskutinį lapelį pakišam, kad jie taip gautųsi sūkuriu. Viens ant kito gražiai, kad užeitų. Va štai. Dabar pritaikyti reikia viduriuką. Kokį nors. Ir šitas tiktų. Ir paskui pagal viduriuką aš galiu daryti ir šituos lapelius. Čia tai kitai gėliai dabar pasiruošus. Bet labai tiktų tokios spalvos. Pas mane oda baigėsi, vat problemos. Tai kol kas tiek, eisiu dabar ką nors viduriukui paruošti. Dar parodysiu, kokia irgi iš atliekų, iš visų mažų gabalėlių surinkau. O dabar tokios rožės irgi būna. Įmaišyta kitokios spalvos, kontrastingos. Prie šitos bus va šitie lapeliai. Lapelius, jeigu jūs norėtumėt, daleiskim, kai būna rožės, šakelį tokia va, šitaip. Jau tada reikia vielutės. Jau reikia vielutę čia prie kitos pusės priklijuoti, atkirpti tos pačios odos juostelę ir paslėpti tą vielutę. Ir paskui taip pat čia tvirtinti. Bet man šitaip užtenka, kad truputį tie lapeliai
išlindę būtų ir man visai gražu. Na, atsivešiu jau aš ją pabaigtą, pamatysit, natūroje. Dar truputį neišdžiūvę šitie. Ir dar vieną. Tai šitai nežinau, tokius ružavus lapelius iškirpau. Šios gal tonuosiu dažais, truputį, kad nebūtų toks didelis kontrastas. Tai kol kas tiek. Iki, dirbam.